pagerėjo, jų atsparumas sustiprėjo, jie gauna labai daug naudos iš to, ką jie išmoksta. Yeah? So this something that is expanding and contracting is related to our subtle body. Tas kažkas tai, kas išsiplečia ir susitraukia, yra susijęs su mūsų subtiliuoju kūnu. You know, we have three bodies. One is our physical body. Mes turime 3 kūnus. Pirmas yra mūsų fizinis kūnas. Physical body is sustained by amino acid, carbohydrate, protein, blah, 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 all these things. Fizinį kūną palaiko amino rūgštis, baltymai, protein, carbohydrate, all that. angliavandeniai, visos kitos medžiagos, pratimai. You know that, huh? Proper food and all that. Our subtle body is bigger than the physical body, this big. And the subtle body is the body of thoughts and emotions. Mūsų subtilusis kūnas yra didesnis už fizinį kūną. Ir šitas kūnas yra tas, kuriame yra mintis ir emocijos. But in the waking state, when we are awake, we are mostly using the physical body. But in the dream state, the physical body is at rest. But what is active is the subtle body. That's why we are able to see, taste, smell, hear music, everything we do in the dream state. Isn't it? Kai mes esam budrus, tada dirba mūsų fizinis kūnas, o kai mes miegam, fizinis kūnas ilsisi ir tada veikia mūsų subtilusis kūnas. Tokiu būdu mes galime girdėti muziką, pajausti skonį, paliesti. Juk taip, sapnuose, visa tai vyksta sapnuose. Juk taip? Juk taip. She forgot to say juk taip. Juk taip. So then we have the causal body, which is even bigger, which we experience in the dreamless deep sleep state. O tada mes turime kauzalinį priežastinį kūną, kuris yra dar didesnis, kurį mes patiriame būsenoje, kuri yra nei miegas, nei budrumas. Budrumas be miego. Have you noticed one day, the day you have had only lots of dreams, when you wake up you feel more tired? How many of you noticed this? Ar pastebėjote, kad būna dienos, kai naktį miegi ir daug sapnuoji, iš ryto atsibundi ir jauti nuovargį? Because if we don't experience deep state, that is be in touch with our causal body, which is the source of all energy, intelligence, we feel tired when we wake up. Todėl, kad jeigu mes nepatyrėme giliojo miego, kurio metu atsitinka ryšys su mūsų kauzaliniu kūnu, kuris ir yra energijos šaltinis, mes prabundame pavargę. Consciously experiencing the causal body is meditation. So it is very similar to sleep, but not sleep, because in sleep you are gone. And if you sleep longer, you feel heavier. But meditation, in short period of time, you transcend the physical, the subtle, and you to repose in the causal body, which is the source of energy. Kai mes sąmoningai patiriame kauzalinį kūną, tai yra įmanoma meditacijoje. Kai mes medituojame, mes peržengiam savo fizinį kūną, savo emocinį, minčių kūną ir pasisemiam energijos iš kauzalinio. Yeah? So, that's what we are going to do now. We'll do a short meditation to give you just an experience. Taigi, tai mes dabar ir patirsime. Padarysime trumpą meditaciją, kad jūs galėtumėt patirti. You know, 45 years back,
when I used to talk about meditation, people would think, oh, this is not for us. This must be someone who is cuckoo, someone out there. Prieš, It was not the narrative of the mainstream population. prieš 45 metus, kai aš kalbėdavau apie meditaciją, žmonės sakydavo, ne, tai ne man, tai tiems tokiems truputį išneštiems. Tai nebuvo kasdienybėje įprastas pokalbis, tema. But you know, last year, 192 countries of the world came together and declared December 21st as International Meditation Day. O, pe- o pernai 192 šalis susitarė ir paskelbė gruodžio 21 Tarptautinę meditacijos dieną. I was invited by the United Nations to conduct meditation. So today, world has recognized the importance of meditation. How meditation can take away a lot of stress and give solution to most of the problem we face. Gurudevas buvo vienas iš tų, kuris vedė meditaciją tarp jungtinėse tautose tą dieną. Meditacija yra tas būdas, kuris padės mums išspręsti daugelį problemų iškylančių šiomis dienomis. Coming back to this point of subtle body, see, when the subtle body shrinks, you feel uncomfortable. Grįžtant prie subtiliojo kūno temos, kai subtilusis kūnas susitraukia, jūs jaučiate diskomfortą. It shrinks even less. It's like putting on a jacket which is too tight. Kai jisai dar labiau susitraukia, jūs jaučiatės taip, kaip lygtai užsidėjote per mažą And what is the švarką. tendency? You just want to throw it out. This is what happens when people feel suicidal. Because the subtle body is shrunk and they feel uncomfortable, they want to kill themselves. Ir kai tas kūnas subtilusis dar labiau susitraukia, žmogus jaučiasi taip, kaip lygtai jisai norėtų nuplėšti tą švarką ir numesti. Taip jaučiasi žmogus, kuris yra ties savižudybės riba. Jisai nori atsikratyti kūno, kuris spaudžia jį. But you see, meditation brings energy to the subtle body. O So meditacija, your subtle body becomes stronger. Breathing and Sudarshan Kriya techniques make your subtle body so strong, so you are not going emotional, yo. You become strong emotionally, you're intellectually, you are very sharp, and physically you become very healthy. meditacija yra tas dalykas, kuris sustiprina mūsų subtilųjų kūną. Dėka meditacijos mūsų intelektas tampa aštrus, mūsų emocijos tampa stabilesnės, mes nešokinėjame aukštyn žemyn taip stipriai ir kūnas sustiprėja. You know, our immune system gets boosted 5 times more when we do breathing and meditation. Mūsų imuninė sistema 5 kartus tampa stipresnė, jeigu mes naudojame kvėpavimus ir meditaciją. So today there are more than 1,000 research papers, evidence-based research which was conducted on these techniques, and they have found more than 100 benefits that occur to us for a day-to-day life. Iki šiandien buvo parašyta 1000 straipsnių, mokslinių straipsnių apie kvėpavimo naudą, kurie atrado daugiau nei 100 naudingų dalykų, kuriuos mes galim gauti, atlikdami šitas technikas. So shall we meditate now? Ar dabar pamedituojam?
Meditation is not concentration. People think meditation is concentrate, put effort, mind goes here and there. No. Meditation is not concentration. Meditacija tai nėra koncentracija. Žmonės mano, kad meditacijos metu reikia labai stipriai susikoncentruoti. Bet ne. Meditacija tai atsipalaidavimas. Ne. Good translation.